štai kokia gražumo, laba diena. Sveiki. Jau paaugęs berniukas, labas. Paprastai įsivaizduojama, kad vantas galima daryti tik iš medžio šakelių. Anaiptol, vantas darome iš visko. Šiandien rudens diena. Atrodytų, kad jau laukuose viskas pageltę, medžių lapeliai taipogi jau geltoni, bet gerai pasižvalgius randame visko. Į šitą vantą įdėjom kraujažolės, įdėjom kietį, įdėjom bitkreslę, gyslotį, putokšlį. Taip pat čia yra beržo kelio šakelės, netgi dilgėlė. Ir su šita vanta galim atlikti tokią gydomąją procedūrą. Jeigu yra problema su sąnariais, imam vieną pusę, čia kur sudėtos dilgėlės, ir tiesiog vanojimo metu keletą kartų pereinam, stuburą pereinam, juosmens sritį pereinam ir paskui gerai ištrinam berželio vantą. Pojūtis yra nuostabus. Po vanojimo atrodys, kad kūnas dar gerokai ilgai šyla. Žodžiu, naudokim viską, ką randame. Čiuliai, čia teikite į krūvą. Pirties mišios prasideda. Ką daryti? Prisėskit. O dabar kiekvieną susirišim po vantytę, kurią sklaidysim švelnų garą, ką mums šiandien. Dabar pasidėkit visi šakutes, pažiūrėkit, kas ką turit. Ir kiekvieną šakutę paimkim, pažiūrėkit dabar, aš laikau jos ilgį. Maždaug sprindis ir su pusė. Paimam vieną šakutę, prie to šakutės viršūnėlės pridedam kitą šakutę. Pagal viršūnėlę. Ne pagal kotukus, bet pagal kad viršūnėlės sutaptų ilgiai. Jeigu bus vienas trumpesnis, kitas ilgesnis galiukas, tai ilgesnis galiukas jums bus tada kaip bizūnėlis. Jie visi turi būti vienodi, tada vantytė bus švelni ir labai gražiai vaikys garą. Ir glostys jūsų kūnelius. O kiek tų šakelių reikia dėti? O šakelių reikia dėti tiek, kol mes... Šunėlės skaitosi, kur baigėsi lapai, ar... Kur lapukas baigėsi. Nes mes jau tikrai neatskaičiuosim to taško, kur šakutės pabaiga. Na, rudenėlį šiemet mums davė dar tikrai žalių šakelių. Reikia padėkoti vasarėliai,
mūsų žemeliai, kad dosni buvo. Na, vantytę surišam greituoju būdu. Pasidarom iš virvutės kilpą, mazgelį paimam tarp 2 pirštų, per vidurį užkabinam už nykščio. Apsukam šitą virvutę apie vantytę, mazgą perneriam per kilputę ir užverčiam. Pakabinam, per pirštą perverčiam ir iš apačios vėl užtraukiam. Dvigubas mazgas jau padarytas. Dabar per atstumą, kad kotelį suformuoti, darom per 2 pirštus, perverčiam virvutę, vėl mazgelį ištraukiam pro pirštus ir pakartojam. Duoda žirklutes man. Vėl gaunasi dvigubas mazgelis. O toks rišimas, jis yra gana greitas ir kuo jis patogus. Matot, atliko dalis virvutės, kilputėje. Ant šitos kilputės mes ant kartytės lengvai pakabinam vantytės. Kai jos išdžiūsta, kotelis irgi sudžiūsta, jis atsilaisvina. Tai mums tokiu būdu tada nukabinus nuo virvutės labai paprasta atlaisvinam ir visą šitą kotelį perverčiam. Kad mums vėduojant šakutės neišsibarstytų. O likutį virvutės paimam, tada darišam plačiau. Taip vieną, paskui kitą ir paskutinę kilputę. tą mazgiuką perneriam 2 kartus. Vieną kartą ir antrą kartą. Patraukiam į vieną pusę ir grąžinam atgal. Jau šitas mazgelis slydimo neturi ir vantytės kotelis neatsilaisvins. Gaunasi labai patogia rankena. O toliau likutį, Mindaugai galima būtų sekatoriaus, likutį pasižiūrim pagal rankos plotį ir tiesiog gražiai nukerpam. Kraščiukus nulyginam, kad kotelis būtų švelnus, planuojant, kad jis mums neužkliūtų, neįdrėkstų. Prašau, pasibandykit rankoje. Krosnelė įsikūrena, tuoj eisim į garą. Tokiam pirtelį reikalingas vandenukas, šventas vandenukas, kurio mes paskui apsiplausim, kurio nupilsim pirmą kartą. Tas vandenukas vadinasi mylingas. Žodžio meilė, myliu, mylimė. Panašiai. Mūsų senolių išmintis leido tai jiem padaryti, kada jie neturėjo keraminių, metalinių indų. Ir visi tokiu būdu gebėjo pasišildyti savo vandenį. Nusiprausti, įsivirti arbatą. Ir vat šitą procesą galima tiesiog pavadinti ritualą. Jis retai kur yra naudojamas. Taigi, pažiūrėkite.
Kažkada švaros Dievo buvo skaitomas perkūnas. Todėl ir šitas vyksmas skleidžia tokį judėjimą garsą. Taigi dabar užmerkime akis ir tiesiog paklausykim šitos meilės dainos. Labas vakaras. Sveiki atvykę į mūsų pirtelę. Pasisveikinkim su pirčiuku, su šios pirtelės dvaselė. Na ir sudėkim į tą mūsų šventą, mylintą vandenuką pačius geriausius palinkėjimus nuo širdies. Kad būtų gera pirtyje, kad būtų gera po pirties, kad būtų gera prisiminti šią pirtį, kad būtų gera. Kuo didžiausios sveikatos visiems. Nuoširdaus atviro bendravimo, draugiškumo, santaros, vienus kitus. Taikos kiekvieno širdyje, prote ir pasaulyje. Meilės, laimės ir džiaugsmo visiems. Tikros meilės ir tikro gyvenimo. Sveikatos visiems. Pažinimo ir dalinimosi džiaugsmo. Ir gero duko šį vakarą. Tebūnie tai. O dabar kad atsipalaiduotų, kad protas nekomanduotų jam. Kiekviena ląstelė žino, ką reikia daryti. Mes išjungkim protą. Tiesiog duokim jam darbo. O tam įjungkim mūsų pagrindinius pojūčius. Ir priimkim kiekvieną savo tylą. Ką mes čia dabar matome? O dabar užmerkime akis ir paklausykim, kad mes čia girdime.
Kad mes čia užuodžiame, pajuskime pavasario kvapus. Besiruošianti žydėti ievą. Vasarai atėjus pajuntame medaus kvapą. Vasarėjus maloniai nustebina.